Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną mano juodam BMW keisim bumperius į M-techinius ir dėsim išmetimo angalius. Tai dabar yra balandžio 13 diena, jau sezonas kaip ir atidarytas, būčiau galėjęs važiuoti, bet laukiau, kol nudažys bumperius. Tai dabar jau atėjo laikas, bumperį yra paruošti, reikia bandyti užsivesti bimbalą ir varytis į garažą. Kaip tik pačiu laiko, ne? Pagaliau naujas akumas KM6, tai dabar to pačiu pasikeisim, nes, nesiveda. Einam, koks sunkus. Monstras. Ai, čia garantinis, reikia išsiimti, pasidėti kur nors. Jėzau, kai mažas atrodo. Kaip matot, nėra numerių. Jeigu klausimų kyla dėl ko, tai dėl to, nes važiavau į regitrą pasikeisti numerių formatą. Tai to pačiu, kadangi keisim bumperius, prie išvaizdos to pačiu pakeisim ir numerius. Jie bus kvadratiniai, tokie labiau amerikietiški, pamatysit. Tiesos akimirka. Nuveikia. Tai pradėsim nuo galo. Planas dabar išsiimti seną bumperį. Reikės išsitraukti parktronikus, pasikeisim galinį bumperį, tada pasikeisim gale numerius, užsidėsim bako dangtelį, kurio nėra. Ir tada jau turbūt apsuksim mašiną, eisim prie priekio, o angalius jau vėliau, kadangi gali būti, kad biški kitokia skylė bus naujam bumperiui ir nenoriu prasileisti, kad tie angaliai būtų kažkaip kreivai ir panašiai. O, yra priėjimas. Puikiausiai. Mačiau tik tokį vieną dalyką, kad kodėl KM6 išpūvo vat būtent šitos vietos, kaip mano pilkam, jeigu matos gali pritraukti. Visa esmė yra tokia, nes čia yra bumperio laikiklis, jisai prisisuka su 10 varžteliu ir čia yra privirintas toksai, kaip pasakyti, kaip smeigia mažytė. Tai būtent dėl to va čia ir išpūvo. Tai jeigu norit šitą vietą išsaugot, būtinai turi ten viską išsišveisti ir kažko labai geru padengti. Va išsiema toksai laikikliukas, čia įsispraudžia į bumperį, o čia prisisuka būtent prie sparno vidinės dalies. Tai va čia išpūva toj vietoj. Sakysi, naujas akumas, iš autogramos gi laikys. Aišku laikys, bet tegu nešiu. Bam! Čia 2 varžtai. Ir čia bus 2. Čia viskas yra pakavota. Kokia betvarkė. Eina savo, čia kai reiks sutvarkyti viską. Bus 2 minutės ir sutvarkyti. O kas čia bus? Kaip manot, kas čia bus? Aš tai nieko nesakysiu, aš tai šis pats nieko nežinau. O! Eina savo. Kaip keista, kai visur po vieną mažą laiduką eina. Neina vienas per visą bumperį. Turim nuimtą bumperį. Nieko savo, KM6 gyvas, kaip taip gali būti. Žodžiu. Va, dabar kaip matom, labai lengva prieiti prie angalių ir aišku, mums geriausia dabar būtų juos nusipjauti, bet aš dar gal šiandien norėsiu pasivažinėti, be angalių gal nevažinėsiu. Tai pirmą visgi susidėsim tos bumperius, po to nesunku bus vėl nuimti, čia nusipjauti, pasidaryti ir panašiai. Kad patyzint galiu parodyti, kokį vamzdį dėsim.
Tai vat bus kažkas tai tokio. Žodžiu, du angaliukai. Jeigu neklystu, čia yra 70 vamzdis. Nerūdijančio plieno, aišku. Žiūrėsim dar, kaip mes jį nupjausim, kaip suleisim. Aišku, čia dabar taip neužvyrinsi. Bet aš turiu tam tikrus perėjimus. Tik tais gali būti problema, kad jie čia nesutilps labai, kaip pasakyti, labai arti bus viens kito. Bet žiūrėsim, manau, kažkaip išsispręsim ir bus ledas. Mums reikia šitą nusimti nuo šito bamperio. O tas šitą yra parktronikai. Turbūt ir viskas. Čia daugiau mes balkį turim, čia nereikia jo nuiminėti. Nes čia darbas, čia visokius atsukinėti, ištraukinėti. Tai jaučiu parkus išsitraukiam ir pasidedam ir viskas. Eik, tu čia labai puikiai. Sumyštas čiužinys. Einam. Einam. Rimtai priklijuoti gal. Tie parkai čia jaučiu 30 metų tie patys. Tai kaip jie gali išsiimti lengvai. Eik tu, na. Ko aš nežinau. Aš tą lempą, kai mesiu. Einu, koks jis ilgas. Dėl tai neina išlupt. Nu. Tai parktronikai jau išimti, visi 4. Dabar reikia išsinešti seną bamperį, kad nesimaišytų ir atsinešti naują. Eik tu, na. Be šansų kažkur nekliūti ir. Visą laiką kažkur kliūni, kažkur nubrauki, jau tas bamperis nudaužytas. Dabar mano misija tokia, reikia susirinkti šitą bamperį. Jį, kad surinkt, reikia įsidėti balkį, o prieš tai įsidėti juostą, į kurią tvirtinas parkai. Su šita juosta buvo įdomi istorija, nes niekas jos neturi, kadangi čia yra MTech pirmas bamperis ir, kaip suprantu, pakankamai retai ėjo su parktronikais, tai reikėjo tą visą juostą pirkti naują. Ta juosta kažkur šitam šiukšlyne. Va, jinai yra iš tikrųjų nauja, originali, bet aš ją pirkau iš laužyno realiai. Tai man žiauriai pasisekė, nes krastai jinai kainuoja gan nemažai, bet kaip ir sakiau, ieškojau ir radau. Net nežinau, kaip jisai dedas. Spėju, kad šitaip. Tik jisai turi užsikišt. Jo. Jisai va ten užlenda. Va taip. Opa. Va. Turim iš krastus užsisakę visą kalną dalių iš tikrųjų. Čia tiem bamperiam, nes noriu tvarkingai susidėti. Aišku, visą tai kainuoja, bet yra smagiau, kai susuki su teisingais varžtais, ne kažkokių samarėzų privarai. Nu va. Bamperis kaip ir paruoštas, galim krauti vidų bandyti. Žiūrėsim, kaip čia tinka, netinka. O, čia ir svorio kiek atsirado. Dabar ana pusė jaučiu išvažiavo. Ai ne, gerai ir. Ką žinau, toks pat bamperis? Toks pat? Ne, tu durnas. Ne toks pat. Eik, tu čia visai kitoks. Blemba. Aš tikiuosi, žmonės sureaguos, parašys komentaruose, kaip nuomonė aplamai apie MTech pirmą. Šiaip norėjau pasisakyti. Su MTech pirmu yra įdomiai. Aš vien dėl to ir jį ėmiau iš tikrųjų, nes jisai pakankamai retas. Bent jau realybėj, pavyzdžiui, nesu matęs Kem6 su pirmu MTech-u. O kitas dalykas yra toks, kad visi Kem6 praktiškai turi MTech 2 arba M3 Luką. M3 Lukas sedanui prie FL iš vis nelabai kaip sueina. Ir stilius net netoks. Tai MTech 2 uždėjus irgi, ten yra facelifto bamperis realiai. Tai norėjęs kažko tokio labiau originalo, bet kad būtų gražu. Aišku, mes iš jo gal dar kažką išspausim, gal dar padarysim kažkokius spliterius, lipus ar panašiai. Užsidės, kaip ir sakiau, angaliai gražus. Tai manau, visumoje vis tiek gerai atrodys.
Kaip Anis dedas? Nu kažkaip ne taip. Lemba, kaip taip toli atsitraukti, pažiūrėt. Eik tu, man grinai krekždas emkinis bamperis. Visas tas, vat būtent šitą liniją. Vat šitą liniją. Pala kompaktas, matosi? Nu, vat ta pati linija, tokia pakankamai statmena linija ir toj visoje artimiai difuzorius. Tai čia irgi tas pats variantas. Vat linija ir difuzorius į vidų. Aš dar galvoju apie slenkščius, nes slenkščių kaip ir negavau prie šito viso. Tai gal kažkas turit būtent pirmo MTech Pre-FL sedano slenkščius plasmasinius. Nes jie iš tikrųjų dar retesni už visus šitus bumperius. Nes kaip ir žiūrėjau, kiti deda nuo antro MTech, bet man reikia būtent ZHP. Įmesiu kažkur nuotrauką, kaip jie atrodo. Gal kažkas turit, gal nebrangų. Toliau, ką mes eisim daryti, kaip ir sakiau, numerius dėsim. Nusimsim seną remelį, užsidėsim naują remelį, užsidėsim numerius. Žodžiu, viską pamatysit. Kaip ir sakiau, iš krastos yra daug visokių dalykų pripirkta. Vienas iš tų dalykų ir yra būtent šitas remelis. Na, kaip matot, yra originalus. Tai mums jį reiks kažkaip prisukti ir kažkaip prie jo prisukti numerius. Nusukam tą seną baisų remelį, žiūrim, kas po juo. Bam! Eikti čia normaliai ir aš kažkaip baisiau įsivaizdavau. Va, čia yra puslelė, čia. Kas durniausia, kad dabar tie numeriai bus siauri ir neuždengs tų dalykų. Gaila biškutį, šiaip visur taip gražiai viskas, o čia puslelės. Bet ką žmogus padarys. Bet dažymas šiais laikais kainuoja. Vėliau atskleisiu, kiek sumokėjau už bumperių dažymą, tai manau nustebsit. Nice. Bumpt ir viskas. Aš dabar išsitrauksiu, va tuos plasmasiukus turiu nusipirkęs. Pažiūrėsim, ar tokia patys yra. Va. Va šitie. Šitie yra lygus, o tie yra su išpjova tokį. Ir jie yra netgi siauresni šiek tiek. Manau, trauksim lauk kažkaip per prievartą. Ir įdėsim tokius, kokius reikia. Eina savo. Kaip aš juos išpešiu dabar. O. Nu, opa. Nu, derinys visas toks pat, tik tais atnaujintas su vyčio ženklu. Ir šiaip pakankamai gražus, nes kažkurio momentu ėjo amerikietiški numeriai su labai išplėstom raidėm tokiom. Žiauriai lievai atrodė, dabar tai tvarkingai. Jo, gal čia ir numeriam tą juostelę, nes čia viršui tik prisisuks, o čia apačioj bus brrrr. Va tas va. Reik prasigręžti numerius, nes mašinai tai nesinorės gręžti čia kažkaip įsriegi ir panašiai. Tai reikia prisidėti, pasižymėti, bent jau susigalvoti, kurioje vietoje jie bus. Liam dabar nebe... Dabar ties slidinėja, kažkaip nepatinka man. Bet matas tas rūdis. Žiauriai. Bukas graštas. Nu, nelygiai, bet... What the... Netinka varžtai. Ką daryti dabar? Plevelė jau nulupta.
Čia yra tokie labiau kaip medvarščiai. Bet gal čia tokie ir sukas? Ne. Nors kažką buvau užskaitęs. Ai, čia iš vis. Kažką buvau užskaitęs, kad čia tokie nestandartiniai sukasi tie varžtai. Žodžiu, feilas biški su varžtais. Norėjom užsidėti tos numerius. Prasiknisom čia, prisidėliojom visko. Žodžiu, neturim varžtų iš šitas skylės. Čia tokie biški nestandartiniai eina. Dabar radau va tokius, kurie tinka. Bet noriu tvarkingai susidėti. Tai ant šitų neužsideda dangteliai, kuriuos norėjau dėti. Tai reikės dabar prisišveisti juos, prisišlifuoti, nusitrumpinti. Tada sudėsim ir viską nufilmuosim. Tai pasidariau varžtus, tie, kurie tiktų į šitas skylės. Aišku, juos reikėjo prišlifuoti, kad užsidėtum ant dangteliai. Bet, žodžiu, veiks iš tikrųjų ir nesimatys jie, o blogiausiu atveju galėsiu užsisakyti tokių, kokių reikia. Tai dabar pasiemam numerius ir dedam. Su galu tiek, bent jau šiandien. Dabar apsisukam mašiną ir darysim priekį. Nu, kaip čia atrodo? Kokį čia šūdą užsidėjo. Numeriai dabar jau didelį, man atrodo. Tos raidės. What the fuck? Tai kai juodas ir nelabai tos briaunus matosi visus. Bet kažkaip kitaip. Ką čia turim? 1.6 benzinas. Va, priekinis bumperis out, dedam ant skuduro ir išrenkam. Visai gerai ir taip atrodo. Tai va, priekiniam bumperiui neturiu atskiro balkio, tai teks nuimti nuo šito. Bet manau, bėdos čia didelės nėra, toj nusisuka moldingus ir žiūrėsim. Žiauriai gerai laikos. Nu ir viskas. Turim kelius laikiklius, pokšt ir krenta. Balkę pasidedam. Bumperį lauką ir eina atsinešu naują. Wow! Gerai. Guldom bumperį. Nežinau, ar vapšė tiks čia tas balkis. Ot, būtų smagu, kad netiktų, ne? Eik, tu, na, man reikėjo pirmą grotelės dėti. Ten nulūžęs. Čia įlindo. Opa. Jo, reik grotelės prikabinti dar su lituokliu. Viską sudėjau, bet dar norėtųsi šiek tiek geriau pritvirtinti grotelės. Tos grotelės pagrindė tvirtinasi, va. Yra tokie iškilimai, ant jų užsimauna tokia, kaip pasakyti, metalinė įvarė tokia ir užsispaudžia. Bet kadangi čia jie daugumai yra nulūžinėję, aš manau, kad pasimsiu lituoklį, va čia tiesiog pašildysiu, kad prikiptų ir bus ledas. Čia visur tiesiog va taip prispaust, prikabint biškį ir bus liuks. Čia specialiai lituot visokiom plasmasėm. Įsideda geležiukas, čirkšt, įsilydo ir laiko. Galvoju, kokį man čia mandrų dėt dabar.
Gal biški platus jie tokie, bet dzin nesimatys. Svarbu, kad laikytus gerai. Kažkaip nenori lysti. Va, yra tokie dangteliai. Jie įsideda taip ir ale įsispaudžia toj vietoj. Man biški atrodo nepatikimai. Aš biški bijau, kad iš jos pamėsiu. Reikia pabandyti dėti. Jeigu taip sunkiai įsideda, tai gal ir nepamėščiau. Nu ką, žinau. Pažiūrėsiu, apversiu, jeigu eina ten prigaut, prilituosiu. Va, šitas tai lengvai jaučiu. Va. Ai, bet užsifiksuoja, blemba, kaip tvirtai. Gal ir nelituosiu. Gerai. Atrodo, kad bamperis paruoštas dėjimui į mašiną. Tada jau mašinai susikrausim moldingus, numerius ir panašiai. Galiu papasakot, kokią situaciją. Visą laiką kažkokių niuansų atsiranda. Pasirodo, netinka paprasti balkio varžtai. Paprastas balkio varžtas va taip atrodo. Jisai yra pakankamai ilgas. O ant šito bamperio jisai palieka išlindęs. Nu, nes logiška, ten tas yra žemesnis. Tai man pažiūrėjau krastą auto. Reikia trumpesnio varžto tiesiog. Būtų, aišku, variantas čia paimti, nupjaut. Čia prisivirint kažkokią galvutę ir prisisuktų jisai. Bet aš manau, kad aš tiesiog nesuksiu dabar balkio. Prisuksiu iš apačios ten, kur bamperis tvirtinas, ten po posparniais visais. Jisai niekur man nenulėks. Ir kai gausiu varžtus, tiesiog įsisuksiu ir viskas. Va, turim moldingą naują. Taipogi iškrastą auto. Bandysim pridėti, tada dėsis kiti moldingai, tada tvirtinsim numerius ir šiandien kaip ir viskas. Čia dar žiūrėk iš apačios kažkaip tvirtint. O ką, žinau. Jo, yra skylutės. Nu, čia tai tragedija. Tiesiog nusivalė. Kokį turim vaizdą. What? Grinai. Tie numeriai gražus, blemba, gerai atrodo ir tas vyčio ženklas. Tik žiauriai gaila, kad nusitrynė ten kampę. Aš dabar, man atrodo, paimsiu ir uždažysiu tą kampelį, kad taip nekristų jokis. Kaip Norbė sako, kaip taip? Nu va taip. Tai manau, vis tiek reikia kiemą išsivaryti, nueiti iš toliau, iš visų kampų apžiūrėti tą mašiną, nes dabar garaže čia nėra vietos, net kaip apžiūrėti. Na, blemba, įdomiai tikrai. Kažkaip net keista žiūrėti, bet man patinka. Nežinau, gal tie numeriai man nepatinka, kad čiut, net, nu, tipo per mažai tos remėlius. Gal visgi reikės kažkokį kitą, nu, uždėt ant numerio remelį ir tada į numerius, nežinau. Bet šiaip vaizdas geras, tipo pasikeitė tikrai, nu, fainai. Man patinka. Nu, irgi toks atsišviežinęs. Atrodo, ką mašiną perdažiau, tipo, what the fuck. Atrodo, nu, tik bamperiai pasikeitė, bet dar trūksta angalių. Reikia baudinio angalių, būtinai. Atrodo, kad šitą vietą tokia, nu, labai statesnė tokia pasidarė, labai plati, tipo. Nors, nu, tik numeriai užsidėjo.
Tai šiandien su darbais turbūt tiek, nes nemažai užsiknysom su tais bumperiais. Priekį, pavyzdžiui, balkio varžtai netiko, gale su numerių varžtais ten prasiknysom, o dabar kelsimės į kitą dieną, kur jau dėsim išmetimo angalius. Tai praėjo keletas dienų, pasidariau kelis darbus per kem 6. Tai visų pirma prisitvirtinau priekinį bumperį. Ten, kur buvo netinkami balkio varžtai, aš juos tiesiog nupjoviau, prisivirinau veržles ir ten jie prisisuko ir 100 metų. Tai šiandien grįžtam prie galo, daromės išmetimo angalius, tai aš juos jau kaip ir pasidariau. Bus tiesiog tokie 70 vamzdžiai, kurie susiaurėja į 50. Dabar esu atsikabinęs visą bumperį, yra tik tais užmautas. Tai dabar mums reikia juos prisidėti, prisikabinti, tada nuimsim lauk visą bumperį ir jau normaliai apvirinsim. Tai pradedam. Vienas yra ilgesnis, kitas trumpesnis, nes šiaip dariau palei bumperio liniją. Nu, kažkiek, kad būtų atkartota. Pažiūrėsim, kaip čia atrodys. Tu man pasakysi, ar gerai, ar ne. Nu, vat, kažkas tokio. Dar klausimas iš tikrųjų, kaip tas bumperis, ar jisai kaip prisiverš, nepakils biški. Jaučiu dabar prisikabinsiu vieną, tą ilgesnį. Taip, kaip man atrodo gerai. Ir tada jau prisikabinsiu kitą, tada, kaip sakiau, imsim bumperį, normaliai apleisim ir žiūrėsim, ar viskas okei. Gal jie biški yra kreivi, nu tipo, labai minimaliai. Bet aš biški bebijau jos judinti, nes šiaip kaip ir neblogai, man patinka. Aišku, dar bumperis prisisuks, dar čiut pasikels. Manau, reikia virinti ir žiūrėti, kaip atrodys. Bus neblogai. Va, matos tą liniją. Pagal tą liniją tai jie, nu, lygiai grečiai eina. Tikrai gražiai. Šiaip neblogai atrodo susivirino, svarbu nesutraukia tų vamzdžių taip ar taip. Atrodo, kaip stovėjo, taip yra. Bent jau mano akim. Tai dabar reikia užsidėti bumperį į vietą, prisisukti jau normaliai, prisijungti parkus ir žiūrėsim, kaip čia gavos. Tai bumperį prisukau, parkus pajungiau, viskas surinkta. Dabar galim pamatyti tą tikrąjį vaizdą, kaip atrodo angaliai. Šiaip gavos gan neblogai. Vienintelis gal dalykas, kas man nepatinka, tai kad matosi viduj siūlės, bet per laiką jos aprūks ir tikrai problemų nebus. Šiaip visai neblogai gavos. Galiu pasakyti dar apie tai, kad jie yra skirtingo ilgio, tai dėl to, nes bumperis užsilenkia ir norėjau atkartoti tą liniją tokią. Tai va, žiūrint iš šitos pusės, manau, visai neblogai gavos. O tos angalius padariau iš tikrųjų iš tokių vamzdžių išplatėjimų. Nusipirkau, tiesiog iš 50 ten buvo į 90, jeigu neklystu. Nusipjovė vienas galas, tada paėmiau 70 vamzdį, susivyrino. Deja, reikėjo virinti kampu, nes tie vamzdžiai didesni negu originaliai būnant šito bumperio, pavyzdžiui. Tai tam, kad išvengti to atsiremimo į viršutinę dalį, reikėjo apjauti kampu. Bet visai neblogai gavosi, man patinka. Įdomu dar iš tikrųjų koks garsas. Reiks patestuoti ir važiuojant, tai dabar tą ir padarysim. Tai va, ką tik grįžom, šiaip rezultatų esu patenkintas, šiek tiek pasikeitė ir išmetimo garsas.
Aišku, pasikeitė kardinaliai ir išvaizda, kadangi susidėjo MTech'as pirmas, kitas numerių formatas, bet visumoje viskas labai gražiai, tik aišku išleidom nemažai pinigų. Visą sumą matysite kažkur ekrane, o čia video ir užbaigsim. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalą, taip pat užeikite į mūsų Instagram, dėkui Autogramui už akumuliatorių, o mes susitiksim kitose video.